Sveiki, mėly žiūrovai! Su jumis eteryje sveikinasi laida Kalėdų stebuklas. Šiandien laidoje turime ypatingą svečią. Tas mūsų svečias, kaip jums pasakyti, jisai yra stebuklingas, nes jį tėvai vadina tiesiog Švenčionių rajono stebuklu. O kodėl jis stebuklingas, jisai mums papasakos, kai pakviesime jį į mūsų oranžinę gražią studiją. Prašome žiūrovai, aplodismentai! Jesus Christ! Kaip jūs išdygote mums tiesiai prieš akis? Nu, aš iš pragaro atėjau. Atėjote? Pragaro? Jo. Paviešpatė. O ar galima paklausti, koks jūsų vardas? Aš neturiu vardo, bet mane vadina praeiviai Jėzaus Kristaus palikuoniu. Jėzaus Kristaus palikuonis, aš manau, jūs esate vienintelis toks visame pasaulyje. Nu, jo. Jo. O ar galima jūsų paklausti, ką simbolizuoja šitas drugelis ir jūsų kuokšto rudų plaukų? Nu, mano Snapchat. Snapchatą? Ar Jėzaus Kristaus palikuonis naudojasi Snapchatu? Taip. Ar galėtumėte garsiai žiūrovams pasakyti, koks yra jūsų Snapchatas? Jėzus Kristus 9. Oho, koks vulgarus Snapchatas, sakyčiau. O kuo jūs norėtumėte būti užaugęs? Nu, kunigu. Kunigu? Ar galėtumėte dirbti mūsų Švenčionių visų šventųjų bažnyčios parapijoje? Jo. Tai išvysite lauk mūsų kunigą Medardą Čamponį ir Marijoną Piškojį ir dirbsite vietoj jų? Tai jo, man reikia darbo. Ar manote, kad kunigai daug uždirba? Nu, nežinau. Pažiūrėsiu. Bet jūs lankotės bažnyčioje? Nu, nežinau. Jūs Jėzus Kristus palikuonis, kaip galite nesilankyti bažnyčioje? Nu, ten, pas man problemas buvo. Problemas? Kai jis užeina į bažnyčią, jį kunigai išvėrė dėl jo panašumo į Jėzų Kristų. Nes jie mano, kad čia tiesiog tikras Jėzus pasirodė. Ar žiūrovai jums panašus į Jėzų Kristų? Atsakykite tiesiai į komentarus. Na ir paskutinis klausimas. Man nereikia sugalvoti. Ar jūs einate, lankote mokyklą apskritai? Nu, kartas, ne kartą. O į kurią klasę einate? 10 turbūt. 10 turbūt. Koks dalykas jums labiausiai sekasi visoje mokykloje mokytis? Pasakyčiau, ne koks. Nei koks. Jėzus Kristus, tai neveltui. Jėzus iš vis mokyklos nelankė, tai jam irgi visai nepatinka mokytis. Tai baigsite mokyklą ir stosite į kunigų seminariją. Jo. Jo. Tai drugelis simbolizuoja jūsų Snapchatą. Dar kartą garsiai pakartokite. Jėzus Kristus 9. Šalis. O mano Snapchatas Elsa Frozen 2. Prašome pridėti. Na, ačiū už jūsų pasisvečiavimą, žiūrovai. Išlydėkime mūsų nuostabų svečią, kuris vadinamas Kalėdų stebuklu. Išlydėkime jį iš studijos gausiais aplodismentais. Dink. Ate. Linki tau kelių dalykų. Pirma, gausių metų visomis prasmėmis. Sakė, numes mirksiuką tau, vienu metu. Taip pat, nesigrūzink dėl Markės egzo, vis tiek aš kažkaip aroniai praslysi tu pro jį, nesigrūzink pašūnė. Bet dėl lietuvių, vat galėtum pasigrūzint, kad sako tavo draugas, kad bent jau 250 kad žodžių rašinį ištemptų, nes iš vis rašyti nemoki. Taip pat, kad per šventas kalėdas tau tėveliai padovanotų į tavo mylimiausios grupės Slipknot biletą į jų koncertą ir ne bet kokį biletuką, o VIP į VIP ložę. Taip pat daug to maikės ir roko užrašais. Daug. Išeis daug to maikų, bet kokių maikų, gerų maikų, kelnių, visko daug. Taip pat atrask savo mylimiausią spalvą, plaukų spalvą, šukuoseną, kad spalva tavo šviestų per visą rajoną ir kad sutaptų savo mylimiausią spalvą, uždominuotum visas mūsų Švenčionių rajono katytes. Visas pačias gražiausias ir didelis. Ir mūsų laida tau skiria mūsų kūrybos eilėraštuką. Senis ropšėsi ant stogo. Tuoj pašai atgalos į kaminą kakutį iš kapos. Jei tikrai buvai nedoras, neišvengsi šios kalėdų senio dovanos. Kad versliukas suklestėtų, pinigai bulvių maiše
sveikata tau nebyrėtų. Ir ištisus metus, mielasis, tave matė iš zupanų, tave sėkmė, daug sėkmės tave lydėtų. Mūsų sveikinimo koncertas baigtas. Tuoj pasidėsiu savo užrašus. Ir jeigu kas nors žiūri šį sveikinimo koncertą iš mano draugų, tėvų, senelių, pusbrolių, pusseserų ar neįdomu ko, prašau, turiu vieną prašymą. Pagalvokite man 2017 metų sezono trendą, kailį lipkitą ir spalvos neva tokia žodam, o candy cake, suvelniai rūžavo saldainį čiulpinuko spalvos, dėl to, kad šitas aldonas pas mane užknis visiškai užkniso. Ir kadangi aš esu pati šauniausia kreacinė padėja, prašau iPhone 7 Plus Black Matte. Jeigu kas nesuprato, naujausio iPhone juodo 7 Plus. Ir prašau, atsiųskite malotą supelėjusi Androidą, atsiųskite patį populiariausias 2016 metų žaidimą Pokémon Go. Dėl to, kad aš, kadangi esu blondinė, aš nemoku atsisiųst per Google Play, ten kaip vadinasi žaidimo. Atsiųskite, prašau. Ačiū. Ši žvakė darnos meilės ir kalėdų simbolis. Kadangi dar yra atmintas vidienas, lėsite už jo, aš esu be galo laiminga, jog ateina kalėdos. Branginkite savo artimuosius ir mylėkite. O dabar kalėdų proga, nors ir kaip juokingai beskambėtų, bet prisiminkime vasarą. Aš jums specialiai dėl jūsų pagrosiu. Čia bus mano triumfas šitoje laidoje. Taigi, klausykite, Elsa groja jums pavadinimu dainą Prisiminkime ošiančią Baltijos jūrą. Ošia mūsų nuostabioji Baltijos jūra. Su šventėmis jums visus. Į laidos pabaigą kviečiu nuostabiausias mūsų Švenčionių rajono hardbaso šokėjas, tai Mildačka ir Nedačka. Prašom į studiją, plojame. Atleiskite, mielą mokytoją, kad šiandien aš kalbėsiu lietuviškai ir sveikinsiu jūsų gimimo dieną, dėl to, kad jūs, kaip žinote, mano anglų žinios nėra itin big. Ir kaip matote, šiandien jums mūsų pati geriausia iš viso Zigmuko 2C klasė užsakė specialų pageidavimų per mūsų Švenčionių TV kanalą specialų sveikinimų koncertą jūsų gimimo dienos labai gražaus jubiliejaus proga. Kaip žinia, jums rytoj sukanka kūčių išvakarėse 40 metų. Ir mūsų, kaip ir minėjau, pati nuostabiausia 2C klasė, antrasis pogrupis, nori jums pasveikinti su šia nuostabia didelė švente. Ir kadangi visa kita klasė dabar yra fizikoje ir jie negali filmuotis, todėl pasifilmuosiu tik aš du jūsų patys mylimiausi mokiniai, tai aš ir Ignas. Ir aš noriu, kad jūs išgirstumėte, ką aš pasakysiu. Mokytoja, atleiskite man, dykaduoniai, kad aš dažnai bėgu iš jūsų pamokų. Maigau savo debilniką, fotografuojusi, keikiusi, tiesiog isteriškai žvengiu, valgau arba žaidžiu iš vis ten, nežinau su kuo, su bet kuo. Ir atleiskite, kad aš priverčiu jūs taip pykti, nervuotis ir senti anksčiau laiko, tai aš labai atsiprašau, ne veltui šį koncertą vedu aš, specialiai jums. Ir matote, mano akise kaupėsi gailios ašaros. Matote?
Tai va, labai noriu atsiprašyti jūsų o visas kitas mūsų pokalbis jums tiesiog sako, kad jiem nėra už ką atsiprašyti. Tik tai Tomui, kaip žinote, jis išvis ten va, kaip maišų trenktas, nors šieno vežk su jo galva, tai jis atsiprašo, kad nors šiaip jis neatsiprašo, jis tiesiog sako su gimimo dieną. O Dovilė, Erika ir Viktorija sako, kad jos pradės geriau mokytis anglų kalbą. Tai happy birthday to you, Dovilė Maslenkienė, my so lovely teacher, English lessons. Ignai, užeik. Mokytoja, atsiprašau, kad per pamokas buvau ne visada geras ir kad netgi jums teko vieną kartą išmesti mano daiktus. Bet jūsų gimtadienio proga išgerkim už jūsų gimtadienį. Išgerkim už jūsų gimtadienį visi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oi, jau filmuojam. Gerų dienų, mėly žiūrovai. Su jumis eteryje jau pamėgta jūsų laida Facebooko pagalba. Tik ši Facebooko pagalba neeilinė. Ji yra šventinė, skirta specialiai kalėdoms. Ir aš, jos nauja vedėja, Lefilitė. Taip, nesijuokit, Lefilitė. Tėvai man davė tokį vardą, nes aš panašiai tokią planetą vardu Lefilitas. Tai nesijuokit, vienintelė Lietuvoje esu. Šiandien į mūsų kalėdinę laidą atvyko dvi garbaus amžiaus ponios, bet jūs atvyko ne iš Švenčionių rajono, ne iš Ceikinių, ne iš Aučynų ir ne iš Salių. Jūs atvyko iš Žemaitiškės atvyko, gyvena Mažeikiuose. Nesuprantu, kodėl mes jas pasikvietėm čia, nors mes iš Švenčionių tėvybę. Tai pasikvietėm iš Žemaitiškės, kad jūs papasakotų savo bėdas. Čia tokia išimtis, labai didelė išimtis. Sveikos ponios. Sveiki. Prisistatykite, prašau, ponia, kuo esate vardu? Aš esu Ganaslingė. Koks jūsų vardas? Mano vardas Lakštutė. Lakštutė ir Ganaslingė, o tai kokie interesai vardai, labai įdomus vardai. Ko jūs atvykote į šią laidą? Turim tokią problemą, jog ji nenori su manim sutikti naujųjų metų. Kodėl, Ganaslingė, kodėl jūs nenorite savo geriausią drauge sutikti naujųjų metų? Pažiūrėkite ją į jos galvą. Tikrai, ponia Lakštutė, atleisite už isterišką juoką, kodėl jūsų galvos avis? Aš visur einu su ja, ji man neša labai didelę sėkmę, nuėjusi į parduotuvę gaunu labai didelės akcijas, nuėjusi į lauką gaunu labai didelis žiūrovų dėmesį. Todėl tu atrodai kaip invalidė. Ką tu čia nusišneki? Aš rimtai sakau. Tai jūs norėtumėte, ponia Ganaslingė, sutikti naujuosius 2017 metus su ponia Lakštutė, bet ji turėtų nusimti avies galvą. Taip, nes man gėda už ją. Na taip, atrodote jūs ne kaip, aš irgi gatvėje jūs atkreipčiau dėmesį, pritariu poniai Ganaslingiai. Tai jūs sutiktumėte nusimti avies galvą ir švęsti su drauge naujus metus, ar vis dėlto pasiryžtate švęsti naujus metus viena su ta savo avim ant galvos? Taip, aš noriu švęsti viena ir su savo avim ant galvos. Nepažįstu, nuoširdžiai sakau, tokio žmogaus dar niekur nepažinojau. Šitą iškirpsim šitą. Taip, jūs visai nieko radote su ta avim, tiesiog dėmesys atsikreipė, jūs gatvėje, tai viskas. Po 100 perkūnų, iš kur čia tikras pas mus studijoje? Čia mano katinukas. Katinas, kuris atrodo kaip tigras? Taip? Kuo vardu šitas baisus padaras? Jis tiesiog yra tigras. Tigras, vardas Tigras, įsivaizduokite, tas žmogus ir mano vardas žmogus, labai irgi įdomus vardas, kaip ir jūsų abiejų beje. Ar jis nekanta, nieko? Ne, jis labai geras ir draugiškas. Aš bijau, kad mane į dvi dalis perpjaus pusiau. Ne. Хорошо тогда. Gerai. Sprendžiam opią problemą mūsų visuomeniai. Švenčionių rajono jinai neopinės, jos iš Žemaitiškės, iš Mažeikių, bet vis tiek turi prieš kalėdą susitaikyti ir išspręsti šitą baisų konfliktą dviejų močiučių. Babcios, tai kaipgi sprendžiam jūsų konfliktą? Kokiais metodais? Ketinai nusimti tu savo galvą. Man gėda rodyti ją draugams. Ponia Lakštutė, gal nusimsite tą savo avies galvą? Bet aš noriu švęsti viena ir noriu būti su ja, nes ji man neša labai didelę laimę.
Kokia laimė. Pensija maža, vyras miręs prieš daug metų. Užtat turiu labai daug dėmesio ir gaunu labai didelės nuolaidas. Bet tu neturi draugų ir atrodo kaip invalidė. Turiu aš draugų. Kokių? Tai turite draugų ar neturite? Turiu. Mane. Ir tigrą. Mane ir tigrą. O su tigru sutarėte? Sutariu. Ir jam nemaišo jūs avės galva. Nemaišom. Tai va, gal su juo švęsite naujus metus? Ne. Neleisite, tai čia Ne. jūsų tigras. Taip. Tai vis dėlto aš siūlau išspręsti šią problemą, ponia Lakštutė. Nusimkite avies galvą, išsiplaukite jūs galvą savo su šampūnu ir nusimkite galvą, palikite jūs ją atiduokit vaikučiam kokiem į karnavalus, kalėdinius balius. Nu ką jūs su ta avies galva vaikščiot po gatvę, žmonės į jums žiūri, bet nu kas jums iš to dėmesys? Žinau, kad tas dėmesys tik žvengai. Gerai, aš nusiimsiu tą avies galvą. Ponia Lakštutė, jūs tokie susijaudinus, jai net pritrūko žodžių. Tikriausiai skaudi netektis bus atiduoti šią jūsų mylimą avį. Nežinau, ar dabar be jos būsiu laiminga, bet galiu viską padaryti dėl savo geriausių draugų. Oi, kaip miela, kaip cute, labai miela. Tai kurgi švęsite močiutės naujosius metelius? Namie. Ach, tai kur jūsų tie namai yra? Mažeikios. Mažeikios, ar gyvenant bute, nuosavam namiku? Nuosavus namus. Ar yra karšto vandens? Yra mokesčiai kokie dideli? Perduokit naujam Seimui. Kiek mokat už karštą vandenį į mėnesį? Už šildymus, kiek? Po 400 eurų. 400 eurų! A, Jėzus Marija, Karbauski, girdėjot? Prašom poniom, už tai, kad jos atvyko į mūsų laidą spręsti problemos ir nepasikėdėjo, prašome sumažinti mokesčius ir dar ko norite, kad padidintų pensijas, taip, nes mažos pensijos. Tai va, padidinkite pensijas, jinai nusiėmė avės galvą, sumažinkite mokesčius iki minimumo ir šios dvi draugės gyvens 100 liet, 100 metų gyvens. Tai ką, panelis, nusiėmėte avės galvą, laimingos, susitaikymui apsikabinkite ir žiūrovai paplokime. Prieš kalėdas visi turime susitaikyti, atsiprašyti ir atleisti savo priešams. Taigi, mūsų kalėdinė Facebooko šventinė pagalba atsisveikina ir linki jums visiems gerų, gausių ir vaisingų metų. Būkite laimingi ir ištvermingi, nes tos ištvermės pritrūksta su va tokiamis bobomis. Iki. Turėjau pamojot, bet nieko gerai. Mano mylėjų urų žiūrėtojai, čia Boleslavas Česlovaitis ir toliau jums pasakoja kalėdinius orus. Be to, su kalėdom jūs visus ir laimingų naujųjų metų. Na dabar pereikime prie rimtesnių ir liūdnesnių dalykų. Taikos gatvėje, kaip matote, žmonės girti voliosis didelioje sniego pusnyje. Aš tikiuosi, kad jiems bus viskas gerai ir linkiu jiems sėkmės. Toliau Adutiškyje bus nesąmonė visiška. Ten vaikščios senos bobos, kurios apvirs, nukris ir gali susižeisti. Todėl taip pat joms reikia palinkėti didžiulis sėkmės, tai vaikštant tokiamis gatvėmis. Na, o šitame miesto užkampyje, kuris visiškai niekam nerūpi, žmogai žiūrės į fejerverkus ir švęs šventąsias kalėdas. Tik tai reikia žiūrėti, kad nepaslystų kalėdų senelis ir nesusižalotų nosis, nes vaikam bus negerai ir jie nepamatys jo visiškai.